Kol tu sėdi dabar virtuvėje, geri kavą ir tyliai galvoji, tu aš nejaučiu džiaugsmo, tai visi aplinkui džiaugiasi laukdami švenčių. Jei taip jautiesi, šis įrašas skirtas tau. Šiandien kalbėsiu, kodėlgi šventės kartais skaudina, apie vaidmenis, kaltę ir kaip pirmą kartą iš tikrųjų pasakyti savo, mano šventės, mano taisyklės. Žiūriu aš į tą gražų žiemos rytą ir galvoju, iš tikrųjų, gruodis moka būti gražus, bet moka būti ir sunkus. Aplinkui mirga, blizga griljandos, prekybos centrai groja vaikystės dainas, visi aplinkui planuoja vakarėlius, fotosesijas, dovanas. Socialiniai tinklai siunčia labai garsią žinutę, kad jau visi jaučia šventę. O tu nejauti jokio džiaugsmo ir klausi savęs, ar su manimi kažkas ne taip? Pirmiausia, prašau išgirsti. Su tavimi viskas gerai. Tu nesi vienintelis ar vienintelė, kas dabar taip jaučiasi. Labai daug žmonių per šventes išgyvena sunkius jausmus, vidinį konfliktą, spaudimą džiaugtis, nors dabar nori tiesiog pabūti vienumoje, ramiai, tyliai. Pirmoji priežastis, dėl ko nejaučiame džiaugsmo, gali būti labai paprasta ir tuo pačiu labai žmogiška. Tiesiog esame pavargę metų pabaigoje nuo skubių darbų, kuriuos turime atlikti iki švenčių, nuo vis daugiau tamsos, nuo kažkokių per metus sukauptų sunkių išgyvenimų, o gal savo ar artimo žmogaus ligos. Mano patarimas šiuo atveju būtų: pasiimk laisvą dieną nuo visko, kad tiesiog pasimėgautum buvimu be reikia, turiu, privalau. Gali visai būti, kad to ir užteks, kad pasikrautum energijos arba nurimtum, atsipūstum ir susivoktum, o kokiųgi švenčių tu nori. Kita priežastis emociškai daug skausmingesnė. Tai vaikystės vaidmenys, kurie grąžina mus į praeities scenarijus. Šventės dažnai tampa tokiu emociniu portalu į praeitį. Tas tradicinis susirinkimas prie bendro stalo turi gražių dalykų, bet jis taip pat turi ir galią grąžinti mus į vaikystę, šeimos patirtis ir akimirksniu sujungti tave su tuometiniais vaidmenimis. Net jei tau dabar 30, 40 ar 60 metų. Ir labai gali būti, kad tas pasipriešinimas važiuoti švęsti į vaikystės namus yra visai ne apie šventes tuose namuose. Tai yra apie vaidmenis, kurį jau išaugai ir kurio jau nebenori. Kokie tie vaidmenys dažniausiai būna? Paklausyk. Gali būti, kad tu atpažinsi save viename iš jų. Kol tu esi žmogus, tvarkytojas, kuris visada jaučiasi atsakingas už tai, kad viskas būtų taip, kaip turi būti. O gal linksmybių iniciatorius, kuris visada jaučiasi atsakingas už šventės atmosferą, nuotaiką, kad tik visiems būtų linksma. O gal esi ta gera mergaitė ar geras berniukas, kuris iš visų jėgų stengiasi niekam nesukelti nepatogumo. Tai koks tas tavo visiems įprastas vaidmuo? Ar atpažinai? Įsivardink jį. Tai būtų pirmas žingsnis į tavo pokytį.
Jis dar nieko nepakeičia, bet jau įjungia sąmoningumą, didina suvokimą, kuris savaime silpnina automatinę reakciją, grąžinančią mus į vaikystės patirtis. Antras žingsnis, nuo kurio jau prasideda pokytis, pabandyk atpažinti, kas tau jau tikrai nebetinka. Ir štai čia noriu akimirkai sustoti. Nes kai atrandame savo vaidmenį, kyla ne tik supratimas, bet ir toks vidinis judesys, toks tarsi labai aiškus noras pagaliau vieną kartą būti savimi. O kad tas judesys taptų dar aiškesnis, noriu tavęs paklausti 3 labai paprastų, bet galingų klausimų. Aš juos užduosiu dabar, o tu gal gali tyliai savo juos perskaityti, apmastyti, be spaudimo atsakyti iš karto. Tiesiog išgirsk. Pirmas klausimas. Jei šį tavo vaidmenį turėtų atlikinėti tau labai brangus žmogus, kurį tu myli, vaikas, draugė, vyras, jam pasakytum. Antras klausimas. Kas manyje vis dar tiki, kad turiu taip elgtis? Kuri mano dalis? Ir trečias klausimas. Kokią kainą sumoku, kai vėl tampu tuo, kuo seniai nebenoriu būti? Kai galėsi, atsakyk į juos ir pamatysi, tau pasidarys lengviau būti tuo, kuo dabar esi, ir nieko nebevaidinti. O žinai, kas dažniausiai užklumpa žmonės šitoje vietoje? Ne džiaugsmas. Kaltė. Kaltė nebūtinai reiškia, kad darai kažką blogo. Išgirsk. Dažniausiai jį reiškia, kad darai kažką naujai. Kaltė dažniausiai aplanko tuos, kurie visą gyvenimą buvo geri. Tuos, kurie vaikystėje buvo per daug atsakingi už tėvų jausmus, jų nuotaiką, jų ramybę. Tuos, kuriems buvo sakoma, neliūdink mūsų, būk rami, neprieštarauk, nepykdyk, nesiginčyk. Kai toks žmogus suaugęs pirmą kartą pasako, kad ir sau, aš renkuosi kitaip, viduje sukyla tokia banga, kad net kvapą užgniaužia. Bet pabūk su tuo. Tai nėra kvietimas grįžti kažkur ten atgal. Tai yra ženklas, kad keitiesi. Ir nieko tu tuom neatstumi. Tu tik renkiesi atstovėti savo jau suaugusio žmogaus ribas. O tos ribos saugo tavo dabartinius poreikius, dabartinės vertybės ir leidžia būti savimi realioje situacijoje. Ir štai visai ne apie tai, kad esi egoistas, kad ignoruoji kitus. Tai reiškia, kad turi teisę nebedaryti, kas nebetinka tau, ir daryti, kas patinka. Nustoti vaidinti, atvykti vėliau, išvykti anksčiau, nebūtinai nakvoti, pasirinkti, su kuo iš tikrųjų norėtum susitikti švenčių metu ir kiek laiko būti, apie ką kalbėti. Tai yra ta vieta, kur gali pasakyti, mano šventės, mano taisyklės. O kaip lengviau pradėti?
Gali išmokti keletą neutralių frazių, kurios padeda susigrąžinti save ir išlaikyti orumą. Pavyzdžiui, aš girdžiu, ką sakai, ir vis tiek jaučiu, kad šį kartą noriu kitaip. Ačiū, kad rūpinėsi, bet aš jau taip suplanavau ir taip darysiu. Suprantu tavo norą. Ir tuo pačiu noriu, kad išgirstum, kad man svarbu likti prie savo sprendimo. Bandyk. Tikiu, bus kitaip. Šventės nėra nei egzaminas, nei spektaklis. Tai tik akimirka tavo metuose. Ji bus prasminga ir vertinga tiek, kiek priminsi savo, kad tu turi teisę būti žmogumi. Tokiu, kokiu esi dabar, su visu tuo, ką jauti. Ramybę, džiaugsmą, liūdėsį, sumišimą ar paprastą norą pabūti tyloje. Tebūnie tai mano šiandienos palinkėjimas tau. Leisk savo būti žmogumi. Ne kažkokia šventėms sukurta versija. Jei ši tema palietė tave ir norisi daugiau tokių ramių, žmogiškų pokalbių, kviečiu pasilikti kartu. Man būtų gera tęsti šią rytinės kavos su prasme tradiciją kartu su tavimi. Susitiksime pirmąjį naujųjų metų pirmadienį. Būsiu šalia. Danguolė.